Sveiki visi, aš esu jūsų nuolankusis juodasis riteris Simonas Bendžius, čia FTMC tinklalaidė, tai ką jūs ten darot ir turime tokių džiugių naujienų. Tai yra 30-asis šios tinklalaidės epizodas, kurį transliuoja ir LRT, ir YouTube, tai tuo mes labai džiaugiamės. Ir be to, šiandien mes pasiekime šiokią tokią lygybę, nes mes jau šį sezoną 7 vyrus esam pakalbinę ir štai dabar kalbinsime 7-ąją moterį. Štai tokie pas mus yra aukšti standartai lyčių lygybės ir labai džiaugiuosi, kad aš tikrai jau žinau, kad bus pokalbis labai įdomus, tikiuosi, kad toks bus ir jums, nes mano pašnekovė yra FTMC nanotechnologijų skyriaus doktorantė, chemikė, Lietuvos apiterapeutų asociacijos narė Greta Kasputė. Labas, Greta. Labas, Simonai. Paminėjau tą mantrą žodį apie terapiją, tai šiek tiek tokio konteksto, lotyniškai apis reiškia bitė, terapija, žinom visi, kas tai yra. Ir būtent apie terapiją yra gydymo ir profilaktikos metodai, kuriuose naudojami bičių gaminami ir surenkami produktai, kaip medus, bičių pikis, bičių duona ir panašiai. Net ir bičių nuodai yra naudojami, tai apie tai mes pakalbėsim. Tik pirmiausia, labai įdomu, kad apiterapija yra viena iš alternatyviosios medicinos atšakų. Taip, ir vėlgi žmonės turbūt vis dar keistokai žiūri, ar ne, dalis žmonių į alternatyvią mediciną ir kartais galbūt ir nežinau, ar pagristai, ar nepagristai, bet tu pati, ar ne, su kokiais tais galbūt nepagristais mitais susiduri ir ką tiem žmonėms atsakai? Klausimas toksai platus. Aš gal pradėsiu nuo tokio truputį žodžių žaismo. Man visada buvo įdomu, kol dar alternatyvios medicinos, kaip tokio termino nebuvo Lietuvoje, kodėl mes ją vadinam netradicinę mediciną. Iš tiesų, man visada buvo klausimas, nes, pavyzdžiui, lietuvių liaudies medicina, tai irgi įdėjo į tą netradicinės medicinos katilą, sakykime, ar ne, ta pati apiterapija taip vadinosi, ir taip laukiau, kada mes pasivadinsim teisingai. Tai tokius metodus ir priskyrė vėliau alternatyviai medicinai. Tai apima ne tik beje apiterapiją, apima ir aromaterapiją, apima įvairias ajurvedos praktikas, tradicinę kinų mediciną ir tradicinę liaudies mediciną galima įtraukti po šitų žodžių. Tai čia iš to išplaukia neretai daug ir mitų įvairių ir to požiūrio, nes žmonės visgi net nežinojo, kas tai yra, nes kaip ir tradicinė medicina, tai ką mes gaunam sveikatos priežiūros įstaigose, o tai kas ta netradicinė ir iš viso ten nėra įrodymų, tai čia vienas iš mitų, nėra įrodymų, arba viskas paremta placebo efektu, arba viskas yra iš gamtos, todėl yra saugu. Tai gal prie šito aš ir labiausiai apsistosiu, nes dažnai galima išgirsti šitą, kad mes esame patys kilę iš gamtos, tai vadinasi tai, kas iš gamtos, tai jau mūsų organizmui nekalta ir gerai, bet efektą turi. Tai tas yra įdomu, kad prasilenkia tarsi ta nuomonė, ar ne? Tai norėčiau pasakyti, kad iš tiesų šitie produktai natūralūs, kurie vartojame tokioje terapijoje, alternatyvioje medicinoje, iš tiesų jie turi labai daug cheminių komponentų savo sudėtyje, kurie tai veikia nėra vien tik ryto rasa nurinkta ryte, ar ne, ir štai prašau vartok. Tai yra... Taip. Tai yra ir tie patys augalai ir bičių produktai. Tai jų sudėtyje yra tiek daug junginių, kurie tarpusavyje sąveikauja ir vėliau sąveikauja su mūsų organizmu ir netgi vartojamais tais tradiciniais cheminiais vaistais. Tai yra labai šiaip plati sritis ir dėl to reikia mokslinių tyrimų ir tų įrodymų tiems skeptikam. Yra tie moksliniai tyrimai? Yra ir šiuo metu jie vis labiau populiarėja, kas yra džiugu. Per pastarųjų, pavyzdžiui, 10 metų laikotarpį jau galima pastebėti, kad taip suintensyvėja jie. Nėra tiek jau daug, kiek norėtųsi, bet jų yra, ypač, pavyzdžiui, aromaterapijos srityje. Kalbant apie eterinius aliejus, tai vis labiau jie yra įtraukiami į tas paieškas, tiek biologinė prasme, tiek iš cheminės pusės, kada tyrinėjamos sudėtys ir taip toliau. Tai galima pasidžiaugti, kad yra. Tie, kas nemato, tai yra ant mūsų stalo eterinių aliejų padėta ir jau kvapai skanus pas mus jaučiasi. Eteriniam aliejam taip pat ateis eilė ir dėmesys tinkamas, bet apie terapiją apsistokim prie šito dalyko. Gal žmonės pirmą kartą šitą terminą ir išgirdo. Tai kas yra ta apiterapija, ką apiterapeutai daro ir veikia? Tai iš tiesų prieš keletą metų tai būčiau paklausus to paties, bet kas galėtų man paaiškinti, kas ta apiterapija yra. Ir tokia priešistorė, kad vykdėm tyrimą
buvau jaunesnioji mokslo darbuotoja, tai čia iš vis pirmas kartas, kai man davė kažkokį stipresnį darbą atlikti pačiai. Nu ir sako, reikia medaus, tai reikia surasti bitininkus, kurie mums parduotų tą medų, ar ne? Ir aš iš seniai žinojau, kad mano tėvai perka iš tokių ūkininkų, mes turim to medaus, bet galvoju, tai nei važiuosiu čia namo, nei kaip čia dabar daryti. Nu tai va, googlinu, kokių čia tų bitininkų yra Lietuvoje ir kaip čia taip veikia. Ir radau Lietuvos apiterapeutų asociaciją, pasiskaitau apibrėžimus, bičių produktai, medutis, viskas, ko man reikia, skambinu. Tai paskambinau asociacijos prezidentui Povilui Rimkui ir sakau, tyrimą vykdom, reikia medaus, niekada nesu susidūrus ir man viskas įdomu, aš noriu viską žinoti. Tai va, tai gavau ir to medaus ir gavau galimybę viską išmokti. Tai buvo labai graži ta pradžia tos apiterapijos, sakykime, mano srityje. Tai va, ir išmokau, kas tai yra, kad tai yra ne tik medutis, bet ir nuodai, ir žiedadulkės, ir vaškas, tas pats, kuris neretai būna pamirštas, ir bičių duonelė, kaip ir konservuotos žiedadulkės. Ir iš to išplaukia, kas tas apiterapeutas yra. Galim pasidžiaugti, kad Lietuva dirba su įstatyminė baze alternatyvios medicinos srityje ir dėl tos priežasties mes jau turim pirmosius kvalifikuotus specialistus, baigiančius Klaipėdos universitetą ir galinčius įgyti apiterapeuto licenciją. Tai va, kas tai yra? Tai yra 3 sritys. Prieš tai dar Ovidijus, matau, nubadžiauja mūsų operatorius, tiesiog ar galėtum fone porą nuotraukų, kad pamatytum, kad būtų tiesiog įdomiau tiek, kad žiūri YouTube transliaciją, žiūrėti mūsų pokalbį. Tai atsiprašau, kad nutraukiau, bet gerai. Tai 3 dalykai. Tai va, tai 3 dalykai. Pirmas, tai apiterapeutas gali tiesiog padėti mums suprasti, kaip sveikatinimo tikslais naudoti tos bičių produktus. Na tai pavyzdžiui, kai ryte išgeri stiklinę vandens ar negaliu sukramtyti šaukštelį žiedadulkių, ir taip stiprinti imuninę sistemą, gerinti virškinimą. Bet čia tikrai stiprina, čia tikrai tas yra dalykas tikras. Jau ir yra daromi moksliniai tyrimai. Tai aišku, kad trūksta duomenų, bet jau yra ir įrodymų. Tai vat. Antras tipas, ką galima veikti su apiterapeuto licenzija, tai yra avilio terapija. Tai man čia visai įdomu, nes tai susiję kelias sritis, nes reikia sugebėti tą avilio terapiją atlikti geram namelį. Skamba kaip bičių terapija pačių, kaip tokia psichologinė konsultavimas bičių, kaip jiems geriau ten veikti kartu. Labai graži interpretacija, tarp kitko. Aš šitą pasvarstysiu net savo vidui, nes aš dažniausiai galvoju, kad ta vieta turėtų būti tokia vieta, kur ateini ir tau gera, ar ne, nes tu būsi tiesiogiai su bitėmis, ar ne, jos tikėtina, kad bus kaip pas mus būtų po stalu, ar ne. Kaip delfinų terapija būna, šuniukų terapija, ar ne, čia būtų kažkas su bitutėm veiki, matai. Gali jas stebėti, jeigu būtų taip įrengtas namelis, ar ne, tai gali stebėti, kaip jos gyvena, inhaliuoti tuo pačiu, tai ką jos skleidžia, ar ne, kvapus įvairius. Na ir taip pat tos pačios vibracijos daro įtaką žmogaus sveikatai, ar ne? Sparniukų tas plazdėjimas, ar ne? Taip. Tai va, ir trečias sritis, tai jau čia pati įdomiausia ir aukščiausias lygas apiterapeutų ir galima vėlgi pasidžiaugti Lietuvą, kad 25 metais, tai yra šiemet patvirtinta higienos norma ir dėl to gydymas bičių nuodais yra prilyginamas medicininiai procedūrai. Tai va. Gydymas bičių nuodais. Taip, tai jau nebėra visai sveikatinimas, tai jau yra gydymas, kadangi tai yra injekcija. Tai va, kaip tai vyksta? Tai va, tikriausiai tie skeptikai sakytų, ojojoj, tai dabar jau visos bitutės jau mirs ir jau viskas. Tai iš tiesų galima irgi pasidžiaugti, kad yra tų injekcijų jau sukurtų tiesiogiai. Ta prasme, galim paimti kaip vaistinį preparatą, ar ne, tos bičių nuodus. Kaip tai vyksta? Tai jeigu, aišku, realybėje turi tų bitučių, tai gali paimti senjorės bitutės arba, jau, kur jau matai, kad jau tuoj galas. Taip. Tai va, principas tai yra toks, yra akupunktūriniai taškai, tai glaudžiai bendradarbiaujame su akupunktūristais. Na tai va, ir į tuos akupunktūrinius taškus mes galim daryti injekcijas, būtent mikrodozėm, ir yra ir makrodozių atveju, ir daromos injekcijos bičių nuodų į akupunktūrinius taškus. Gali pagerinti, pavyzdžiui, tokiu atveju, jei didelis skausmas yra, bet ir kitų aspektų gali. Ir malšina ar skausmą kažką kito. Taip. Ir kitas žmogus
žmogus jaučiasi kaip įgėlus bitei, ar ten kitas būna? Kaip įgėlus bitei. Ypač jeigu jau tiesiogiai kaip įgėlus bitei, tai taip. Gali būti ir tiesiogiai, kad tu bitutę uždedi ir tada. Taip. Ir tada. Aha. Įva. Taip, kalbant apie tas dar kelias nuotraukas, tai mes galim truputį irgi pasižiūrėti į mūsų kitą folderį, tai būtent apie tuos bičių dar kelis produktus. Tai vat, čia matot žiedadulkes, kas faina su jom. Man, pavyzdžiui, buvo atradimas, kad, žinoma, man sąsaja augalai, ar ne, tai ką veikiau visą laiką ir to žiedadulkės realybėje matau, ar ne, kaip suneša bitutės, tai jos turi apvalkalą šiaip stiprų, tą membraną vadinamą, tai norint, kad jų aktyviosios medžiagos įsiskleistų ir mes turėtumėm tą poveikį, tai reikia tiksliai ir gerai sukramtyti. Nėra taip, kad įsidėjau, nurijau iš karto ir jau veikia. Jas būtina sukramtyti. Tai vat. Bet gali būti panaudojamas kaip natūralus virškinimo fermentas, nes savo sudėtyje turi reikiamų medžiagų. O čia matot pagautas bitutes. Taip, į tokius stiklinius tokius indukus. Taip, tai čia galima taip pagauti bitutes prieš darant injekcijas būtent bičių nuodų. Nes kai pagauni, tai jos tiesiog tuo metu dar laisvai būna ir tada vienas galas atsidaro ir galima jas tiesiog išimti. Taip. Sakai, truputį paskaudės? Jo, truputį paskaudės. Aišku, reikia išimti gelą, nes šiaip svarbu pasakyti, kad manau, kad visiems mums, kurie dirbam alternatyvios medicinos srityje, yra svarbi gamta ir ta sąsaja, kaip mes bendraujam su gamta ir gyviais gamtoje, sakykime, ir ta gyvybė. Tai svarbu, kad, pavyzdžiui, kad ir dirbant su bitėm, tai būtume humaniški joms, ar ne? Tai faktas, kad joms skauda, ar ne? Ir faktas, kad jų gelonį mes jau išimam ir, tikėtina, ar ne, kad jūs tuoj pat mirs. Tai vat, tai yra svarbu net ir tai, kaip mes jas pašalinam nuo odos, ar ne, nes būna, kad iš inercijos pritriškia bitę, ar ne, ir viskas pasileidžia, ar ne, tai pagalvokiam, ar ne, ir patys apie save, kaip mums būtų, ar ne, visi viduriai, ar ne, eina lauk. Tai va, tai reikia ir apie tai galvoti, kaip taisyklingai jas pašalinti nuo odos, kad jas pirmai išleidžiame į lauką, ar ne, kad jos pasidžiaugtų dar savo paskutiniam gyvenimo valandom, ar ne, o ne gerai, tai jau būk ant stalo, jau tiek to, ar ne. Tai tas santykis yra svarbus. Pagarba tokia vis tiek gyvybei. Taip. Ir čia tokie kankinimų įrankiai. Matosi nuotraukoje. Žirklės tokios kreivos kaip pincetai, ar ne? Taip. Tai čia vėlgi, kad būtų patogiau ir suimti bitutę, na ir šiaip medicininiam procedūrom naudojami tokie įrankiai dažniausiai. Taip pat. Aš įsivaizduoju, pas tave namuose turbūt viskas yra su bitėm. Užvaldo su bitėm, nežinau, visokie kiti dalykai, pliušinės bitės pilna, ar ne? Kaip kasdienybėje? Šiaip mėgstu bites, turiu auskarą bičių. Nesimato dabar čia, bet visada nešiojusi auskarą. Tai turiu. Taip. Turiu, čia kaip būtinas atributas. Na, bet šiaip turiu tik tą posakį bičių Greta. Dažnai mane taip vadina. Bet namuose kaip ir daugiau atribucijos neturiu, bet visada turiu žiedadulkių, medaus, bičių duonos, čia privaloma ir visada deginu tik tai bičių vaško žvakės. Taip, tai stengiuosi integruoti į šeimos gyvenimą, kad jau būtų kaip savaime suprantamas dalykas, kuris privalo būti namuose ir nuolatos vartojamas ir naudojamas. Aš pasinaudodamas tarnybinę padėtimi, tokį klausimą turiu papildomą, mėgstam per šventes irgi tas vaškines jau grino vaško žvakės kvepiančias uždegti ir kartais jos spraksi labai visą laiką. Dėl ko tai būna, nes, kaip ir netrukdo, bet vis tiek toks garsas nelabai kartais malonus. Tai dar priklauso nuo knato, kaip jį įdeda. Ir ar buvo, pavyzdžiui, plėtas vaško ar nebuvo, irgi yra svarbu. Ir, pavyzdžiui, dažnai, kai natūralius produktus darai, tai tiek lieka tokių rankų darbo, sakykime, kliurkų, gal net taip pavadinčiau. Tai galbūt reikia tą knatą ir pakirpti, kad jis nespraksėtų, nes reikia atsižvelgti į tai, kad kai dega žvakė, tai jos liepsna, kaip jį eina, ar ne? Tai jeigu jinai ten labai blaškosi, tikėtina ir spraksi, tai reikia kirpti knatą, nes matyt, nenukirpo taip, kaip reikėjo. Tai tai vienas iš tokių dalykų.
Bet šiaip liepsna beje daug dalykų gali pasakyti apie aurą ir aplinką namuose. Okay. Tai irgi, pasakau. Taip, ir dar dalykas, vienas, turguje tiesiog vienas prekeivis, kuris, kaip jis pats sako, augino bites ir medų pardavinėja, sakė, kad 1 šaukštas medaus per dieną tai yra vaistas, bet jau 2 šaukštai yra nuodas. Ar jis teisus, ar vis dėlto klydo? Aš tai valgau žymiai daugiau, atvirai pasakius. Tai aš galiu pasakyti, kad tai priklauso nuo žmogaus organizmo ir iš vis kokia reakcija yra į bičių produktus, nes mes daug turim ir alergiškų žmonių būtent šitiems produktams. Tai faktas, kad pagal tai reikia atfiltruoti dozes, ar ne? Arba pavyzdžiui, tokio kokio efekto mes siekiam, tai priklausomai nuo to, ir medaus šaukštų kiekis gali didėti. Tai va, tai yra tokių dalykų. Ypač, pavyzdžiui, jeigu jau kalbant apie ar nuodas ar ne, tai vaikams ar ne, tai sako, nuo 1 metų tik tai galima skirti, pradėti skirti medų ar ne, ar ten pasibandyti mažai šaukšteliais, o apie bičių duonelę, tai dar net kalbos nėra, ar ne? Tai va, tai įdomus dalykai, aš tai atvirai pasakius pasižiūrėjau, kaip sūnus reaguoja, tai viskas gerai. Kiek šaukštų per dieną medaus suvartoji? Sūnus ar aš? Tu. Aš tai kokius, 5 būna tikrai. Aš tiesiog labai. Jeigu norisi ko nors saldaus, tai man yra geriau medus negu šokoladas. Tai va. O medaus rūšių, kadangi yra visokių labai daug, nuo liepų iki pievų medaus, kad ir nakacijų ir taip toliau, tai iš vis galimybės didelės. Ir avilys kažkur stovi jau kieme pas tave? Konkrečiai aš pati jo neturiu, bet aš labai to norėčiau. Tai galbūt ateityje, kai turėsiu vietos tam, tikrai norėčiau. Taip, Lietuvos apiterapeutų asociacija apdovanoja neseniai tave kaip tokiu, pagerbimo raštu, kaip jį pavadinti, tiesiog tokia padėka, ar ne? Ir vienas dalykas, už ką padėkota, yra bandymas apiterapijoje pritaikyti elektrocheminius jutiklius. Kaip tai susiję, ar ne? Kas tai yra? Gal gali apie tai daugiau papasakoti? Tai tie elektrocheminiai jutikliai, ar ne, tai būtų pagalba bitininkams, gal labiausiai aš jau kalbu apie realias perspektyvas, nes galima svajoti apie daugą, bet kas yra aktualu, tai yra tai, kad mes neturim standartizuotų produktų, ar ne? Ir vėlgi, tai alternatyvios medicinos tokia opi žaizda, kad mes negalim normaliai sugalvoti, kaip standartizuoti juos. Tai tame tarpe ir bičių produktus. Tai elektrocheminiai jutikliai mums galėtų padėti kiekybiškai ir kokybiškai vertinti bičių produktų sudėtį. Arba, pavyzdžiui, aptikti tokius dalykus kaip pesticidai ir taip toliau. Kas yra svarbu, nes jeigu apiterapeutas skiria bičių produktą, jam yra aktualu, kas jo sudėtyje yra, nes nuo to galim nuspėti poveikį, terapinį efektą ir tai, kaip mums pavyks, sakykime, sveikatinti savo pacientą. Tai vat. Tai taip jie ir prisitaikytų. Taip, tai tie tyrimai vyksta, kaip aš suprantu, ar ne, ir tiesiog ieškoma tų sprendimų. Taip. Kas yra sunkiausia, bandant elektrocheminius jutiklius pritaikyti būtent, tarkim, to paties medaus tyrimui? Galiu pasakyti, kad bičių produktai tai tokie aikštingi produktai, nes jie turi tokias savybės kaip pavyzdžiui, jeigu propolį tyri ar ne, arba šiaip naudoji, tai jisai turi savybę nusėsti ant sienelių. Tai vat. Tai dėl tos priežasties jis galimai gali užkimšti ir aparatūrą ir ilgainiui pastebėsi, kad matyt tau neprateka tirpalai tie, kurių tau reikia, ar ne? Nes ten tikriausiai yra propolis, ar ne? Tai tas pats yra ir su medum, kaip jį tinkamai išfiltruoti, tada išsitirpint ir kaip padaryti, kad jis vėlgi nenusėstų, nepriliptų, nesusimaišytų ir taip toliau. Arba žiedadulkės tai iš viso, kaip ir sakiau, jos turi membraną, ar ne? Vadinasi, mes jas turim gerai susmulkinti tam, kad išeitų iš jų aktyviosios medžiagos, ar ne? Tai tam, kad gerai išeitų aktyviosios medžiagos, vėlgi paslaptėlė, reikia seilių. Tai va, o jeigu mes nesusimalsim, susitraiškysim, ar ne, kaip jas aktyvinti? Tai va, tai čia vienas iš tokių, tai va, nes kaip ir seilių neįdėsi, tai o kaip jas aktyvinti, ar ne, kad gautumėm tą aktyvumą, kurio mums reikia. Tai va, tokie sudėtingesni niuansai ir kiekvienas produktas vis įdomesnis ir vis keiščiau veikia. Tai laboratorija yra to darbo, yra tų užduočių tokių, ar ne, tokių klaustukų. Išsiaiškinti jau vien principus, kaip
pasiruošti medžiagą tyrimui jau yra labai daug darbo ir dėl to, manau, anksčiau tų mokslinių tyrimų praktiškai nebuvo. Buvo vienas pikas, dabar nepasakysiu, kelintaisiais metais, ten jau taip jau padaugėjo tų straipsnių ir paskui vėl tokia juoda skylė ir nieko nėra. Tai matyt, vėl bus pradžia, kada jau pavyks padaryti ką nors reikšmingo. Apie tai, ką jau galima padaryti, tai yra, tu buvai minėjęs, ar ne, tai yra apiterapinis muilas. Ar ne? Taip, nežinau, tu plaunėsi rankas ir kažkas gero nutinka, galim irgi pasižiūrėti porą tavo gaminto muilo, ar ne, kaip suprantu, pavyzdžių. Čia, gražu, čia per Kalėdas buvo. Per Kalėdas čia buvo pardavimam padaryta nuotrauka, tai šiaip labai domiuosi tą natūralią kosmetiką ir jos kūrimu. Ir jau čia toksai kaip profesinis hobis pasidarė skaityti visas etiketės ir iš ko susidėjo ir kaip ten būna. Tai pasižiūrėjau, kad nėra apiterapinių muilų. Apiterapiniai muilai, kas tai būtų, ar ne? Vėlgi, kad būtų įtraukta tų bičių produktų. Na tai iš tiesų vėlgi suprantu, kodėl jų mažai yra arba beveik nėra, nes labai sunku integruoti į tą muilą, kad jisai gautųsi geras, tvirtas, kad gerai atsiskleistų savybės. Tai yra muilai, čia matot, su eukaliptu ir yra vienas su propoliu. Tai abiejose yra pagrindas. FTMC primena pastato šitos. Taip, visada tą patį galvoju, kaip man simboliška, kad kaip Korėja. Taip, nes kas nematėte FTMC pastato, Saulėtekio alėja 3 Vilnius, tai tikrai yra sienos šešiakampiais išklotos, tai tokia avilys pas mus irgi savotiškas. Taip, tikrai. Tai taip atrodo, tai abiejų muilų pagrindas, tarp kitko, yra medus ir jau vėliau į čia pridėta propolio, o į kitą tą muilą yra pridėta eukalipto, kad būtų fitoaromaterapinis ir apiterapinis muilas viename. Čia jau toksai perspektyva į ateitį. Tai va, bet kuriu ne tik kietas formas, bet ir skystas. Tai skystos turi dar įdomesnių niuansų, nes ir stovi kitaip, ta prasme, galiojimo laikas taip keistai dėliojasi. Tai vėlgi eksperimentuoju, per kiek laiko ir kaip čia galima pagaminti kuo geresnį, sakykime, tą formą kosmetikos. Tai vat. Ir taip, galima, žodžiu, būnant apiterapeutų, galima ir verslą visai. Galima. Aš manau, kad labai svarbus dalykas mums mokslininkams, tiek apiterapeutams ir mokslininkams sugebėti iš tiesų ateiti į verslą ir jį vystyti, nes dažnai turim laboratorijoje tai, ką mes sukūrėm ir atrodo, faina, gerai, bet pasidedu į stalčių ir laukiu, kol kas nors man padės. Ir niekas neteina. Kas įdomiausia, vėliau niekas neteina. Arba ypač ten, jeigu įmonės investuoja, tai dažniausiai vis tiek turi savo specifinius kažkokius, tai sakykime, kažkokias sritis, ar ne, kuriuose jos dirba. Tai jeigu mes naturalistai, tai irgi reikia sugebėti prasimušti, kad investicijas pritraukti. Tai vat. Pakalbėkime apie Lietuvos apiterapeutų asociaciją, kuri buvo įkurta 1991 metais Kaune, bet kaip rašoma pačios asociacijos interneto puslapyje, tikroji Lietuvos apiterapijos pradžia yra 1962 metai, kai gydytojai kardiologai Aldona Lukoševičiūtė ir Algimantas Viltis pirmieji pradėjo tirti šviežio bičių pienelio įtaką sergantiems širdies ligomis Kauno klinikoje. Čia labai įdomus toks faktas. Tai iš tikrųjų, kokie tie yra žmonės, kurie toje asociacijoje veikia? Tai irgi ne šiaip savo kokie, ar ne, nežinau, gamtos mylėtojai, bet ir mokslininkai, rimtus darbus dirbantis. Taip, ir aš kaip tik prieš pranešimą, ir mūsų podcastą skaičiausi irgi, kaip mums asociacijai pavyko vystyti tos mokslinius tyrimus. Ir tikrai džiugu, kad nuo seno tas mokslas figuravo, ar ne? Tai vienas iš pavyzdžių, tai tas, kurį jūs pateikėt. Tai galiu pasakyti, kad asociacija vienyje ne tik gydytojai, ko dažniausiai tikimės tada, jeigu terapija, tai matyt gydytojas atliks, bet ir farmacijos specialistus, ir biologus, ir psichoterapeutų turim, ir odontologų mes turim. Ir taip pat tie patys bitininkai, jie yra labai svarbus mūsų asociacijai taip pat. Tai mokslo sričių daug, įvairiai, dar veterinarija taip pat irgi plačiai tyrinėjama. Tai vat, tai tikrai yra. Psichoterapeutai,
kuo jie, ar ne, šitoje asociacijoje, kokia jų yra vaidmuo, ar ne, ir kaip tos bitės gali ir bičių produktai psichoterapijoje. Bet čia vėl tas pats avilio terapija. Avilio terapija galėtų būti pritaikyta inhaliacijos bičių produktų, galbūt net ir seansų metu. Aš pati tiesiogiai su jais nedirbu, tai negaliu pakomentuoti daugiau ir plačiau, ką jie konkrečiai veikia, bet galimybių kaip pritaikyti tai tikrai yra. Vėl mes galim vieną nuotrauką pasižiūrėti, tai yra būtent vienas epizodas iš apiterapeutų asociacijos vieno susitikimo. Kaip tu atėjai į šitą asociaciją? Tai vat, kadangi sakiau apie priešistorę, kaip pasisiūliau, kad viską noriu mokytis, tai galiausiai mane pasikvietė į pirmą man, ta prasme, apie terapeutų konferenciją, nuėjau, paklausiau, įdomu, faina, noriu ir toliau. Ir žinokit, taip organiškai gavosi, kad vis integravausi, aš visada sakau taip, aš noriu visur dalyvauti, viską veikti, ką tik įmanoma. Tai tai pavyzdžiui, čia matot apie terapeutų mokymus, kurie vyko Trakuose. Visą savaitę mokėmės apie bičių produktus, vėlgi jų standartizavimo galimybės, jų pritaikymo galimybės skiriant pacientams ar ne. Na ir jau ta vyšnė ant torto, tai ir buvo mokymasis bičių įgėlimų. Ir kaip tai atlikti. Reikia savanorių, niekas rankos nekelia. Kadangi ten yra ir bitininkų, tai jie jau dažniausiai pasikaustę. Tai ir medaus masažą išmokome atlikti ir kam jis reikalingas. Medaus masažas, wow. Tai visko išmokome dėka Štefan Štangacių, kuris čia su geltona maikė. Ir čia irgi nuotraukėlė. Tai jis yra Tarptautinės apiterapeutų asociacijos prezidentas. Taip. Ir galiu pasidžiaugti, kad šiemet mūsų lietuvis iš asociacijos yra išrinktas tos asociacijos viceprezidentu. Tai irgi svarbi rolė ir vėlgi galimybė pasisakyti. O pasaulyje kokia šalis yra stipriausia apiterapijos srityje? Tai galbūt tie patys rumunai. Rumunai. Manyčiau, kad taip. Įdomu, kodėl būtent rumunai šitoje srityje yra stiprus? Nu, čia vieta man toliau. Vieta tokiam tyrinėjimam. Taip, na ir čia... Matote asociacijos prezidentą Povilą Rimkų, tai čia jau garbingai įteikė man sertifikatą baigus apiterapijos mokymus. Ir labai prisidėjo Povilas Rimkus, ar ne? Prie to, kad tu taptum apiterapeutę. Taip. Ir nuolatinis palaikymas iš jo pusės yra ir jo dėka esu paskirta tarptautiniu mastu atstovauti apiterapeutus svarbioj koalicijai. Tai matyt, galiu papasakot. Be abejo. Taip. Tai yra tradicinės komplementarios ir integracinės medicinos koalicija. Ir ką ten veikiam, tikriausiai klausimas, tai diskutuojam Lietuvoje, tai vadinama alternatyvios medicinos klausimais. Nuo to, kaip daryti tinkamą mokslą ir kaip jį standartizuoti, kaip sukurti tinkamas metodikas. Kadangi mokslo bendruomeniai, tai matyt aktualu, kad dėja mes alternatyvioje medicinoje neturim tinkamų metodų, ypač klinikinių tyrimų, kada mes tinkamai įvertintumėm alternatyvioje medicinoje naudojamų produktų poveikį. Kuo tai svarbu, nes tai apima net ir čiabuvių žmonės. Ir jų medicinas taip pat, ir kaip jų medicinai naudojamus, sakykime, preparatus pritraukti prie, sakykime, jau šiuolaikiškų metodų, ar ne? Na tai visokie klausimai kyla, ar ne? Na taip pat, kaip kvalifikuotų specialistus standartizuoti, irgi mūsų klausimas. Ir taip pat, čia vėlgi labai svarbu, kad prisidėjom prie medicinos strategijos rašymo ir kūrimo, buvom pakviesti Pasaulio sveikatos organizacijos. Tai paruošėm didžiulį dokumentą, kuris yra šiuo metu visą pusmetį beveik, iki gegužės mėnesio svarstomas ir balsuojama. Iki pat aukščiausio laiptelio, kaip sakant. Taip. Tai tikrai vėlgi mes esam svarbus, dalyvaujam, nei vieno susitikimo nepraleidžiu, kur tik reikia viską pasisakau, pastabas rašau ir labai stengiuosi, kad ta Lietuva figūruotų, kad mus matytų, žinotų ir džiugu, kad jau atkreipia į mus dėmesį vis labiau jau tokios didesnės šalys, sakykime, ypač alternatyvioje medicinoje, žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos ten daugiausiai figūruoja, bet turime ir Italiją ir taip toliau, kurie, tikrai yra aktyvūs. Šioks klausimas dabar spontaniškai kilo.
buvo, jeigu čia prieš bent jau keletą metų tokia grėsmė, kad nyksta bitės pasaulyje, ypač Jungtinėse valstijose. Dabar kažkokie yra tokie irgi signalai, kad gali tiesiog tų bičių labai mažai būti arba kai kur iš vis nelikti. Ir tada iš ko tą apiterapiją darysi? Aha, čia man šitas klausimas ne tik su bitėm yra, bet ir su augalais, tarp kitko. Jeigu atkreipsim dėmesį, tikrai natūralūs ištekliai nyksta. Tai o natūralumą kaip ir skatinam ir propaguojam, ar ne? Tai kur tas ratas ir žiedas, iš kur gauti tų medžiagų. Čia netgi maistui kalbant, ar ne? Jeigu mes jau einam į veganišką, vegetarišką mitybą, ar ne? Iš kur mes gausim tos augalinės kilmės produktų, natūraliai užaugusių. Tai tai čia, manau, toks mano atsakymas. Iš tiesų, tai gamtoj vyksta problemos ir mums trūksta tų natūralių išteklių. Bet natūraliai užaugsiu, ne taip kaip dirbtinai nusprendžiu, kad būtent čia bus mano daržas, sakykime, ir čia užauginsiu savo levandas. Bet natūraliai užaugusiu mes turim labai mažai. Nes tu, tarkim, kaip kokios laboratorinės žiurkės, tu bites nelabai gal taip laboratoriją užaugins, reikia vis tiek natūralios aplinkos, ar ne, ir to avilio, ir tos gamtos, ar ne, tų medžių, tų pievų. Taip, jau yra sukurti ir tokie modernesni aviliai, kur galima auginti kaip ir beveik namie, yra tokie beje irgi šešiakampio formos, taip, ir galima per sieną išmušti skylutę, per kurią išlys bitutė, bet vėlgi kyla klausimai, tai ar gerai bitėms ar ne, ir ta nuolatinė ir šviesa, ir ne visada natūrali šviesa, kaip tai auga ar ne, bet tai vienas iš būdų, kaip galima, sakykime, užsiauginti bitutę namie, gal taip pasakyčiau, kaip tą gyvūnėlį. Tai O su GMO produktais čia irgi turbūt klausimo, ar ne? Irgi konkrečiai su jais nedirbu, tai ir neturiu didesnio komentaro. Supratau, gerai, tvarkoj. Esi FTMC doktorantė, tai pirmiausia, kokie tie keliai tave atvedė į mūsų centrą, nes tu taip pat esi ir vaistų gamybos koordinatorė ir išplėstinės praktikos vaistininkė. Tai vėl čia tokio paaiškinimo norėtųsi, nes įdomus dalykas. Jo, čia toks mano bazinis išsilavinimas, pavadinčiau, gal taip. Ir baigiau farmaciją ir labai įdomino vaistų gamybą. Buvau ir taip vadinam už kasos, ta pagrindinė vaistininkė, kur parduoda vaistus, bet kažkaip man neprilipo. Tai vaistų gamybą greitai perėjau iš pradžių prie natūralios kosmetikos dirbau gamybos ir tada jau taip gavosi, kad perėjau prie vaistų koordinavimo. Tai ir tema FTMC, kai radau doktorantūros kvietimus, man labai susisiejo, nes vadinosi vaistų pernašos sistemos. Ir atrodo, gaminu tos vaistus, netiesiogiai dabar jau aš nebegaminu tiesiogiai vaistų ar ne, bet gaminam vaistus, žinau, kaip tai darosi nuo A iki Z, ar ne, žinau, kaip apsiformina dalykai, o tai kas tą vaistų pernaša, irgi žinau iš biologinės, medicininės pusės, man aišku, bet čia buvo chemijos doktorantūra. Tai ką galima nuveikti ir man iškart galvoju, matyti inovacijos, integraciją, kažkokių sistemų, vadinasi potencialiai vėlgi, kadangi labai domina kosmetika, tai galbūt įmanoma verslas vėlgi susisieja sukurti inovatyvius produktus, kosmetikos, kad ir. Tai taip mane atvedė. Labai džiaugiausi, kad susisiekiau su dėstytoja Urte Prentis. Ir jinai sako, gerai, galim pabandyti integruotis. Priminkim, kas yra vaistų pernaša arba tas vaistų perdavimas. Kiek domėjausi šiek tiek, tai tiesiog, kad, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kad, tarkim, vaistas yra, nežinau, krauju ar kaip tiesiog tiesiai, tarkim, į naviką nukeliauja ir tada žymiai efektyvesnis tas būna gydymas, ar ne, nereikia ten viso audinio ar ten viso kūno kankinti. Tai čia vienas iš tokių dalykų. Taip. Paprastai jau plačiai publikai tai galima paaiškinti, kai geriam įprastą farmacinę formą, kad ir tabletę, ar ne, tai mūsų organizme tas vaistas yra pernešamas, faktas, ar ne, išgėriau, jisai pasiskirstė, jisai metabolizuojamas, suskirstomas, suskaidomas ir jis yra pašalinamas. Tai čia jau tokia biologinė prasme. O cheminė jau tokia prasme, ką mes dar galime nuveikti, tai vėlgi pasiekti konkrečius taikinius, konkrečius audinius, konkrečius navikus, kaip jūs sakote, ir kitas sistemas, ko mes norim žiūrint, ką pasiekti. Taip pat.
Taip, ir kaip sekasi tą doktorantūrą daryti, rašyti? Įdomiai, įdomių rezultatų gavau, pakankamai sudėtinga, nes dirbu su eteriniais aliejais šiuo metu, būtent pernašos sistemose, tai jie vėlgi kaip ir bičių produktai, jie yra aikštingi ir jas reikia sugalvoti, kaip ištirpinti ir taip toliau. Ir ištirpinti tai dar nieko, bet jeigu mes kalbam apie potencialą taikyti gyvam organizmui ar ne, kad ir peliukui. Tai mums reikia žinoti, kad tas tirpiklis turi būti netoksiškas. Tai vienas iš dalykų, nes reikia jau apžvelgti daug biologinių dalykų, ar ne, kaip mes paveiksim organizmą, kad ir paprasčiausių tirpiklių, ar ne, ir kaip pernešim tą eterinį aliejų. Ir dar kitas aspektas, kad vaistų pernašo sistemų su eteriniais aliejais, taikant elektrocheminius metodus, dar nėra. Aha. Tai nėra ir pavyzdžio. Tai jutikliai, juos įmanoma pagaminti, jau praktiškai ir pagamintas, susintetintas, bet vaistų pernašos, tai čia įdomesnis dalykas, nes reikia sugebėti ir atpalaiduoti tą medžiagą, kaip ir sakėt, į savo audinį, į savo taikinį. Tai O kaip, pagal teoriją aliejai galėtų, ar ne, eteriniai padėti pernešti? Kokios jo tos savybės tą leidžia daryti? Šiaip eterinis aliejus, kas įdomu, tai jisai iš savęs jau turi biologinės savybės ir biologinius efektus, dėl to jisai yra taikomas aromaterapijoje, ar ne? Ir jeigu inhaliacijų metu, ar ne, tai neretai sako, atsipalaiduos ir nenurims ir taip toliau, bet iš tiesų tai veikia ir prieš uždegimiškai, ir antimikrobiškai, ir antivirusinį poveikį turi, ir N visokiausių dalykų, kas jau yra įrodyta moksliškai. Vėlgi svarbu pabrėžti, taip. Taip pat. O dar jisai gali pernešti kitas medžiagas, tai net ir sintetinį vaistą. Ir kas yra svarbu, kaip ir minėjau pačioj pradžioje, tos natūralios medžiagos yra linkę sąveikauti su kitom medžiagom. Tai tokiu atveju, jei sugebėtume integruoti tą eterinį aliejų vaistų pernašo sistemą kaip aktyvų ingredientą ir kartu kaip nešiklį cheminio, sakykime, susintetinto junginio, tai galimai turės visiškai mega turbo efektą. Tai pažiūrė tabletę ir kaip tada tas aliejus, tiesiog tu tada yra, kaip sudėtyje tos tabletės būtų aliejus, ar tiesiog tu su aliejum kažkaip, nežinau, negersi tu to aliejus, bet kaip tai atrodytų, ar ne, praktiškai? Praktiškai ir paprastai, kad žmonės suprastų, tai paimsiu tokį pavyzdį iš pernašo sistemų, kas inovatyviau atsitiko, tai prieš keletą metų atsirado vaistiniai preparatai liposominiai. Ir aš prisimenu, aš tai žinojau, kas tai yra, bet ateidavau pacientai ir sakydavau, aš tai dabar gersiu tik liposominį vitaminą C. Ir man buvo klausimas, iš kur žinai, ar ne, kad šitą būtent formą reikia vartoti, nes jį geriau pasisavinama, geriau perneša ir taip toliau. Na tai buvo, žmonės, žinokit, skaitė ir mokslinių straipsnių, ir, kitą informaciją. Tai man labai buvo džiugu, tarp kitko, tai čia lygiai tas pats. Eterinį aliejų mes galėtume integruoti, kad ir į liposomas, nanodaleles, ar kitas, ar ne, sistemas ir tas sistemas integruoti į vaistų pernašą, jeigu dar norim papildomai, kad ir į tą pačią tabletę ar kapsulę toliau, ir vartoti į vidų. Tik tai galiu pabrėžti, vėlgi, kadangi tikiu, kad plati visuomenė gali pasiekti šitą podcastą, tai aš pati eterinio aliejų į vidų nerekomenduoju vartoti per burną niekada. Mes turim vaistinių preparatų, kuriuose jau yra integruota eteriniai aliejai, tikrai vaistiniai galime rasti keletą, bet tai jau yra, ta prasme, patikrinti vaistiniai preparatai. Tai eteriniai aliejai gali būti, mano nuomonė, tai dabar saugiai vartojami, tai tik tai ant odos arba inhaliacija. Svarbu šitą irgi. Taip, o ant odos tai irgi jos reikia skiesti būtinai. Negalima iš karto? Ne, tai dabar jeigu atsisuktume. Ką mes čia turim ant stalo? Tai turim įvairių eterinių aliejų, tai pavyzdžiui, čia yra cinamonas, tai kas įdomu, kad eteriniai aliejai skiriasi spalva, kvapu, jūs kvapą tai galite užuosti, tik tai negalima vartoti ant odos tiesiogiai, nes gali nudeginti alerginės reakcijos ir visi kiti dalykai. Juos reikėtų skiesti, o skiesti tai pavyzdžiui galima aliejų nešiklį, kad ir saulėgrąžų aliejų, kur dažniausiai turim namuose, arba alyvuogių aliejų. Tai pavyzdžiui, vieną šaukštą galima keletą lašų ir tada jau tepti ant odos.
Čia dabar Nu, nemačiau, čia kurį yra. paėmiau. Čia bergamotė. Tai O, tai šitas- bergamotė. Ir matot, vienas yra toksai tamsesnis, kitas šviesesnis gelsvas. Dar dabar užuosit imbiero kvapą, tai vėlgi įdomi savybė, kad nebūtinai eterinis aliejus kvepės taip, kaip mes tikimės, kaip įprastai, pavyzdžiui, kad ir imbierą uostom, ar ne. Aha. Ir koks kvapas, tai eterinis aliejus nebūtinai taip kvepia. Ir tai nereiškia, kad jis turi Kaip būti kokios- sugedęs ar dar kažkas. Kaip sugedusios bulvės. Tai Nežinau. va, bet tai nebūtinai turi būti to kvapo, kokio mes tikimės. Pavyzdžiui, Aha. ten, sakykime, rožių eterinio aliejaus norėčiau, ar ne, Aha. nusipirkau ir nekvepia kaip rožė. Tai dabar čia blogas ar geras, ar ne? Irgi geras klausimas būtų. Tai nebūtinai taip yra. Gali būti, kad eterinis aliejus skiriasi ir savo spalva, ir kvapu, ir... Kodėl žmonėms patinka bergamotės kvapas ir skonis, pavyzdžiui, Earl Grey arbatos, aš nesuprasiu niekada. O aš mėgstu, tarp kitko, bergamotę. Na, va, linkėjimai žmonai, va, irgi jau vidus kelia nykštė, jam irgi patinka, aš nesuprantu šitą. Bergamotė iš tiesų vėlgi toksai ypatybė eterinio dar kas? aliejus. Čia dar turim levandų, tai levandų tai yra labai Levanda toksai jau tradicinis. užsižodė, Nu, bet aha. ir jazminas dar gali Jazminas, jeigu- aha, pauostyti. truputį. Tai apie bergamotę norėjau pasakyti, kad jis yra iš tiesų toksai vėlgi įmantrus eterinis aliejus to, kad gali sukelti fotodermatitą, jeigu išeisim į lauką pasitepę juo. Tai va, Aha. tai irgi yra svarbu, kad Nuo nenaudoti... šviesos, kad Taip. išbers. Taip, nuo saulės spindulių, tai jeigu karšta vasaros diena ir naudojam, sakykime, kremą, kuriam yra bergamotė, tai jau nereikėtų pasitepti iš ryto ir eiti degintis. Tai va, tai vėlgi, čia yra svarbu, kad mums reikėtų mokslinių įrodymų, nes kaip ir žinom tas savybės, bet vat, moksliškai įrodytų faktų mums dar vis trūksta. Tai, vat, tai irgi reikia ir klinikinių tyrimų ir dar yra svarbu, kad ir ta nuovoka iš visuomenės ateitų. Kad vėlgi, tai nėra vien tik saugios medžiagos, kurias pasitepiau, vat, vos neišgėriau ir bus gerai. Jos labai daug turi tų aspektų, dėl ko reikia konsultuoti su specialistais. Rimti dalykai, tikrai. Dar tu esi tinklo, akademinio ir verslo tinklo Eureka transliacinės medicinos institutas kaip narė, ar ne? Ir tai tau darė įtaką apskritai to mokslo supratimo. Gali apie tai truputį papasakoti. Tai baigiau transliacinės medicinos kursą Utrechto universitete ir iš tiesų tai buvo labai simboliška, nes tai buvo metai prieš mano doktorantūros studijas ir buvau bepradedančioji suprasti, kaip tas mokslas veikia. Iki to laiko dirbau technologijų perdavimo vadybininkė, tai irgi mačiau iš vidaus, kaip ten komunikuoti su tais mokslininkais. Ir Eureka davė tą galutinę paspirtį, kaip suprasti, kaip daryti savo doktorantūrą tikslingai, ar ne? Kad vėlgi, aš kaip sakiau, mes galim daryti daug publikacijų, daug mokslo, ar ne, ir jas vėliau pasidėti į stalčių, ar ne? O aš nenoriu to, aš noriu, kad tie fundamentiniai tyrimai arba tyrimai, kuriuos atliekam laboratorijoje, pasiektų mūsų galutinį pacientą, ar ne? Nes yra kažkoks tikslas, na aišku, nes aš dirbu medicininiai srityje, ar ne? Man svarbu, kad mano pacientą pasiektų terapija. Tai va, tai iš esmės viską pakeitė. Nuo to, kad supratau, kaip veikia patentai, ar ne, ir kodėl jų reikia, ir kaip susiplanuoti tos patentus dar. Nes mes mėgstam daryti publikacijas, ar ne, nepaslaptis. Ir vėliau įsipublikuojam informaciją, o pasirodo, gal ir buvo galima patentuoti, ar ne, tai kaip tai daryti. Vėlgi, tarpdiscipliniškumas yra labai svarbus. Tai Eureka atvėrė vietą, kaip užmėgti tinklą tarp įvairių mokslo institucijų, tarp įvairių šalių. Ir buvo didelė paspirtis vėliau toliau keliauti, kad ir konferencijose dabar aš jau moku ir žinau, kad gal net ir gerai nuvažiuoti vienam, nes esi priverstas komunikuoti su kitais ir taip plėsti tą pažinčių tinklą. Ir rašom projektus vėliau ir ką, mes turim partnerių. Tai yra labai svarbu. Tai ir mokslas visas man siejasi su tuo, kad ką darau laboratorijai, turi būti perkelta ir pasiekta, tai ta prasme paciento. Jo, kad ne tik darbas dėl darbo toks ir varnelis užsidėjimas, kad straipsnį publikavau ir viskas jau ramu, bet ir kad būtų tai tikrai taptų kūnu, ar ne? Taip, arba tas pats verslas, ar ne, terapiniai produktai, pinigais. Kodėlgi ne, ar ne? Taip. Laukia koks patentas ateityje dabar iš to pusės, ar tiesiog... Galvojau apie keletą galimybių, kaip tą patentą realizuoti, jeigu pavyks, galbūt ir turėsiu vieną. Kągi, tai mes
to tau ir linkim, tai ačiū už pokalbį, čia toks ilgiau mes šiandien pakalbėjom, bet iš tikrųjų labai, labai buvo įdomu. Greta Kasputė, FTMC nanotechnologijų skyriaus doktorantė, chemikė, Lietuvos apiterapeutų asociacijos narė, mūsų pašnekovė. Šį kartą aš, Simonas Bendžius, dėkoju už jūsų dėmesį, Ovidijus Žalys, vaizdo ir garso nuostabusis operatorius. Ir tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Jeigu tik dabar arba kažkaip tik tais dalį išgirdot mūsų pokalbą, tai visos laidos ir ši ir ankstesnės yra LRT radiotekoje ir FTMC YouTube kanale, paprenumeruokit. Ir dėkui dar kartą, nes man pačiam kažkaip, kai kalbėjau apie medų, apie bites, aš prisimenu vaikystę, nes leisdavau vasaras tokiam Jonikaičių kaime, jis toks yra Tauragės rajone, toks mažiukas kaimukas. Ir vasaromis į tokį miškelį, bitynų mes jį vadindavom, nes tam būdavo daug bičių avilių, tai atvažiuodavo tas bitininkas, kuriam priklausė šitie aviliai, jis atrakindavo tokią bitininko namelį seną, pasimdavo tos visus įrankius, žodžiu, ir mes ten žiūrėdavom, kaip jisai traukė korius, ir tada jau ateidavom su savo stikliniais indais, jau duodavo močiutės ten teto, žodžiu, ir tada jis mums to medaus pridėdavo, žodžiu, tokia dovana. Ir tada tu nešiesi tą medų, bitės skraido aplinkui, ten pyksta, bando pavyti, žodžiu, ir tada jau, žodžiu, batonas, medus, kas skaniau gali būti. Jo, tai. Nuostabus prisiminimas. Tai va, taip pat. Tikrai. Tai tikiuosi, kad ir jums sužadino tą smalsumą, ar ne tiek tos apiterapijos, tiek ir apskritai pasigilinti, ar ne, kas tai yra, kas ta apiterapeutų asociacija. Tai dar kartą tikrai džiaugiuosi ir dėkoju. Ir susiklausysim po 2 savaičių. Laukia jūsų ir toliau šį sezoną įdomių, prasmingų pokalbių. Tuo tikim ir tikimės. Iki.